liko vynuogių, nesinori tai palikti. Tai bandysiu daryti vyną. Skinam pradžioj su visais kotukais, paskui reikės nurankioti nuo kotukų, atrinkti blogas vynuoges ir dirbam toliau. Nepraėjo ne valandą laiko, o turiu 4 kibirus. Nešimės namo, plausim, atrinksim geras nuo blogų, nuo kotelių nurinksim ir žiūrėsim toliau. Neseniai sakiau, kad kibirus paliekam kitiems metams, bet reikia vėl eiti, išsiplauti ir darbuotis naujai. Atrinkinėsime geras vynuoges nuo blogų, nuimsim nuo kotelių. Susitiksim už poros valandų. Žinau, kad reikės bent 10 litrų vandens, tai iškart negaišdamas virinu ir nešu iškart piloju vieną iš fermentinių. Šiaip žiauriai lėtai einasi, per valandą. Pusė kibiro dar net nėra, čia tiek liko. Nežinau, gal kažkaip greičiau po to pataps, kai praktikos įgausiu. Parduotuvinėse vynuose nieks nesižaidžia, spaudžia iškart sultis iš visko. Nesvarbu ten ar papuvus, ar papelijus kažkokie vynuogė, su šakelėm, su viskuo. Ir dabar apskritai visur labai daug chemijos deda. Net ir vynuose, pavyzdžiui, atrodo natūralus vynas, bet iškart deda antioksidantą nuo bakterijų, nuo kartumo, nuo rūgštumo, skaidrintojus po to deda. Labai daug kas naudoja želatiną, kad greičiau nuskaidrėtų. Tai vynas nebėra patrauklus vegetarams išties, nors nieks to nerašo. Ir labai norėčiau, kad vieną dieną ir kaip maisto produktams rašo sudėtį, taip ir visiems gėrimams galėtų pradėti rašyti sudėtį, nes kai pamatytumėm, tai galėtumėm pagaliau atsirinkti, kas yra geriau, kas yra blogiau. Nuplaunam vynuoges. Nuplautas vynuoges supilam į fermentavimo indą. Traiškysim vynuoges rankomis. Labai stipriai nereikia traiškyti. Tiesiog, kad prasiplėštų odelė. Negalvojau, kad tiek daug gausis, būčiau norėjęs daryti tik vieną kibirą. Reikia man pasimatuoti cukringumą, reikia truputį sulčių natūralių.
Na, bandykim, gal užteks, atsisijau tiek. Ką rodo hidrometras? Cukringumas 160 kažkur. Visgi nusprendžiau neskiesti vyno, nepilti visai papildomų vandens, tai perpilsiu dabar į vieną indą ir paskui dadėsim cukraus ir mėlio. Praėjo viena diena, dabar reikės dėti mėlės, maistingasias medžiagas ir pilsim ištirpintą cukrų. Dar žiūriu, kad čia gumelė blogai truputį užsidėjo, reikės susitvarkyti lašą. Kadangi mūsų vynuogių cukringumas 160 gramų litre, o reikia pasiekti vynui bent jau 250, kad būtų 12 laipsnių vynas, tai darysim cukraus sirupą. Įdėsiu formulę, pagal kurią skaičiavau. Ir dabar 2 litrus vandens ir 3 kg cukraus kažkur turėčiau įdėti. Nežinau, kaip tirps, bet turėtų tirpti. Į šiltą vandenį sudėjau vyno mėlės ir reikia palaukti apie pusvalandį. Galvoju, ištirps, neištirps, bet 2 litruose vandens ištirpsta 3 litrai cukraus. Gaunasi cukraus sirupas. Dabar reikės atvėsinti ir supilti į kibirą. Supilame cukraus sirupą atvėsintą. Supilame mėlės. Maistingasias mėlių medžiagas. Pamaišom ir galėsim uždaryti kibirą. Dabar kokias 5 dienas reikės porą kartų per dieną pramaišyti, nes drumzlės kils į viršų ir reikės jas vėl nusodinti žemyn. Dabar 5 dienas ryte ir vakare reikia pramaišyti. Labai gerai, kai va suputoja. Vadinasi, mėlės dirba. Šiaip rekomenduoju laikyti su tirščiais kokias 5 dienas. Aš pralaikiau 12 dienų, nes negalėjau atvažiuoti čia. Gražiai burbuliuoja, žiūrėsim, ką rasim atsidarę. Ai, dar taip įdomu padaryti.
Matosi kiek drumzlių. Kvapas geras. Nesurūgo. Kažkiek galima iš karto pilti. Tik tai reikės parti. Kvapas toks pat kaip sidro iš tikrųjų. Košimui naudosiu tinklelį ceplinams. Išvirinau puodę, kad dezinfekuoti. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Atrodo neblogai. Dabar drumstas, paskui nuskaidrės. Čia taip. Ir tirščiai. Iš tirščių, manau, irgi kažką galima padaryti, bet gal čia kitiem metam. Pažiūrim, kad deguonis nepatektų. Ir paliksim dar, kol oro vožtuvė nebeburbuliuos. 2 mėnesius vynas išbuvo kibire. Jau oro vožtuvas nebeburbuliuoja. Gal reikėjo iš tikrųjų trumpiau laikyti, bet pas mane čia buvo tai šalta, tai šilta, nes pastoviai negyvenau. Tai dėl to tiek laiko reikėjo laikyti. Turiu nusipirkęs butelių ir kamščių. Dabar dezinfekuosiu. Ir žiūrėsim, koks tas vynas gavosi ir pilstysim į butelius. Drumzlių atrodo, kad visai nėra. Vos ant dugno. Paskui atidarysim ir bus matyti, kaip iš tikrųjų. Kamščius sudėjau į karštą vandenį. Čia reikės dar apvartyti juos, bet kad dezinfekuotųsi. Butelius irgi taip pat praplausiu su karštu vandeniu. Kamščiai neskęsta ir neapsiverčia, tai pagalvojau taip, tiesiog kelias minutės jau suku. Šiaip nauji buteliai supakuoti, gal ir nebūtina dezinfekuoti, bet blogiau tikrai nebus. Tiesos akimirką reikia bandyti paragauti vyną. Skonis geras. Bandome atidaryti, pažiūrėti, kas viduje darosi. Kvapas geras. Spalva nežinau.
ar tokia turi būti, bet atrodo, kad viskas gerai. Pradedam pilstymą. Šiaip kai kurie žmonės sako, kad reikia vyną vėdinti, perpilti kelis kartus, kad pašalinti visą angliarūgštę. Nežinau, tiesa tai ar netiesa, bet aš bandysiu savo būdu. Jeigu ir liks tos angliarūgštės kažkiek, tai bus kaip šampanizuotas vynas tada. Bet dabar tai nesijuto jos. Su to verdančiu vandeniu gal ir nebuvo labai gerai daryti, nes va, perskilo dugnas ir butelis sugadintas, reikia perpilti dabar. Apžiūrėjau visus butelius, kad nebūtų jokių skilimų. Taip atrodo pabaiga kibiro, mielės. Labai mažai drumzlių tebuvo iš tikrųjų. Baigiau darbą, gavosi 15 litrų. Kol kas nėra skaidrus vynas, bet kadangi nepyliau jokių skaidrintojų, tai po truputį ir nuskaidrės. Turėjau tokį įtarimą, kad gal kažkaip dar tos angliarūgštės buvo ir va, vienas atsidaręs, kiti lygtais normaliai. Tai dabar yra keli pasirinkimai. Galima dėti chemijos, kad nužudyti mieles. Galima sudėti šampano kamščius, bet gali tada buteliai sprogti. Arba galima nužudyti mieles pakaitinus iki kokį 40 laipsnių. Paskutinis man primtiniausias variantas atrodo. Reikia dabar pakaitinti bent iki kokį 40 laipsnių, tada mielė žus ir nebeturėtų vykti jokia jau fermentacija. Jau ir bus gerai toj. Palaukiau, kol atvės iki 25-30 laipsnių ir užkimšinėjau. Atėjo tiesos valanda. Iš tikrųjų, pagal spalvą aš matau, kad kažkas čia tikriausiai negerai. Ir bandom atidaryti, pažiūrėti, kaip čia gausis. Kvapas nelabai. Toks riešutų poskonis. Skonis nėra labai blogas, bet žymiai blogesnis negu kad buvo prieš tai. Ir manau, kad
sugadinau iš tikrųjų visą vyną. Manau, kad sugadinau dėl to, kad pas mane nebuvo vienodos temperatūros. Buvo tai šilta, tai šalta. Ir iki tol, kol šildžiau vyną, iš tikrųjų buvo skonis iš tikrųjų labai geras ir džiaugiausi, kad iš pirmo karto vyno darimo toks skanus gavosi. Tačiau tai mielėms tikriausiai labai nepatiko ir esu skaitęs, kad jos tada išleidžia blogus kvapus ir sugadina vyną. Tai manau, kad šiuo atveju tas ir atsitiko, nes vynas yra geriamas iš ties, bet atsirado toks prieskonis kaip riešutų, kaip nežinau net kaip pasakyti, net matot, kad pradžioj buvo baltas, skaidrus, dabar atsirado spalva kaip rožinė. Ir kaip ir sakiau, yra geriamas, tačiau skonis nebėra toks malonus kaip prieš tai, kad buvo. Tai šito paskutinio dalyko nerekomenduoju daryti. Pasterizavimo. Čia buvo mano klaida. Iš tikrųjų reikėjo tiesiog palikti dar kibire kurį laiką brandintis, kurį laiką fermentuotis. Ir tikriausiai tada būtų viskas pavykę. Kadangi pas mane buvo temperatūros aukštyn žemyn, nepavyko suprasti, kada išsifermentavo iki galo ir aš padariau tokią klaidą. Tai tiesiog mielės gyvi padarai, nemėgsta temperatūrų šuolių ir jeigu gaminat vyną, tai laikykit plius minus pastoviai temperatūrai, neleiskit per stipriai atšalti, neleiskit per stipriai sušilti ir manau tada viskas bus gerai. Kadangi čia pirmas kartas mano vyno darimo, tai manau vis tiek plius minus kažkas pavyko. Dar tikrai padarysiu ir gėrimų darimo video, dar tikrai padarysiu ir kelionių video, tai jeigu patiko, paspauskit subscribe ir pamatysit daugiau. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir